Šiandien Lietuvos rinktinė puikiu stiliumi 6. kartą istorijoje įveikė Kroatiją. Mūsiškiams Žukauskui, Šiškauskui, Lukauskui, Kšištofui Lavrinovičiui ir Jevtokui niekaip nesisekė susikaupti tik per pirmą kėlinį. Varžovai iš karto nutolo. Tiesa, tas skirtumas nebuvo didelis – 15-23. Gal tik tai skausmingas buvo tritaškis paskutinė ketvirčio sekundę. Antrame kėlinyje mūsiškiams pradėjus kibiau gintis, persvara ištirpo – lygų 34-34. Lietuvių jėga buvo jų komandinės pastangos. Trečiame kėlinyje Lietuvos rinktinė sulaužė prastą tradiciją – nesėkmingai žaisti šią atkarpą. Priešingai tuo metu atitrūko ne 9 taškų skirtumų. Tiesa, kroatai netrukus grąžino pusiausvyrą. Vis tik tai kėlinys laimėtas 47-42. O ketvirtas šio mačo kėlinys pateks į Lietuvos krepšinio istoriją. Žaisdami kaip iš natų, lietuviai iškovojo gražią ir svarbią pergalę. Beje, skaičiuojant nuo praėjusio čempionato Švedijoje, tai buvo 8. laimėjimas iš eilės. Šį rekordą, žinoma, reikėtų dar pratęsti. Nors puikiai rungtyniavo, visi mūsiškiai pasirodė aikštėje. Išskirti galima Ramūną Šiškauską ir Paulių Jankūną. Šiškauskas pelnė 18 taškų, pataikęs net 5 tritaškus iš 6. Iš jų 3 iš eilės paskutinėme ketvirtyje. Jankūnas įmetė 16 taškų ir atkovojo 7 kamuolius. Simas Jasaitis surinko 12, o Darijušas Lavrinovičius 11 taškų. Kad mūsų rinktinėje svarbus kiekvienas žaidėjas, rodo faktas, kad mūsų atsarginiai šiandien pelnė 50, o kroatų vos 20 taškų. Kiti komandų statistiniai rodikliai panašus, bet visi Lietuvos naudai. Įdomu tai, kad lietuviai taikliau meta 3 taškus nei 2 taškus. Daugiausiai nemalonumų sukėlė, kaip ir tikėtasi, kroatas Gordanas Gričiakas. Jis pelnė 19 taškų, tačiau agresyvesnis buvo tik pirmoje mačo pusėje. Kita lietuvių rinktinės varžovė Bulgarija. Bulgarai rodė, kad nebus lietuviams saldus desertas po 2 pirmųjų grupės varžybų pagrindinių patiekalų – turkų ir kroatų. Bet to ir šauni mūsų Lietuvos rinktinė, kad sugeba įveikti kitų sukurtus arba pačių susidarytus sunkumus.